Okay, let's go. Vis dėlto valstybinės institucijos dirba, ką tik buvo aplankius mumis darbo inspekcija. Tai sako, ar turit nelegalų statyboj? Nesakau, neturim, esam visi legaliai, visi turim darbo sutartis, visi darbinti įmoniai Karkasiukas. Tai jokių problemų neturim. Gavom vieną pastabą dėl pastolių, kad papėdžių nesusimontavom, žodžiu. Jeigu žinot, kas yra papėdės, papėdės yra tokie elementai, kur dedasi stelažo viršui darbiniam aukštį, kad koks įrankis neiškristų ir nesužeistų apačioje stovinčio žmogaus. Tai tokia pastabėlė turim per savaitę išsispręsti. Bet čia mes išsispręsim ją greitai. Įmoniai, kuri nuomoja stelažus, paskambinsim ir išduosim tas papėdės, jokių problemų. Tai va, žodžiu, nerizikuokit, būkit legalūs statyboje, toks moralas šiandieninis. Na, o aš baigiau pjauti gegnes vyram. Visos gegnytės anos pusės suruoštos. Pagaliau turiu laiko pradėti su lietaus sistemos elementų šito L formos. Jau nežinau, kelintą kartą aš apie jį šneku, kad pradėsiu, bet vis atsiranda kokių darbų, tai tokių tai vienokių ir niekaip nepradedu. Bet dabar jau viskas išaušo. Išaušo tą minutę. Ką aš su jie dabar darysiu, tai galiu biškutį ir papasakoti. Taip, tvirtinsim ją varžtais. Tvirtinsim varžtais skirtais lauko darbams. Tai bus C3 tokie varžteliai. Robus vokiškas produktas ir naudosim purklijus. Tai va, dvi detalės. Viena yra 22 pločio, kita yra 18 ir pusė. Mes jas surinksim tokiu L formos principu. Kaip ir sakiau, tie klijai yra labai pasiteisinę gaminant saramas. Saramas dideliem tarpatramiam. Arba jeigu porinat kelias gegnės į krūvą ir norit priduoti papildomo stambumo, tai tikrai rekomenduoju naudot pur klijus. Dabar pažiūrėkim, kaip šitais vyksta darbas. Gauna pilną standumą per 20 minučių. Taip, prisisemkim varžtą į kišenę. Yra netgi galvutė viduj pakuotėj. Plokštė. Opa. Dabar užfiksuosiu vieną galą ir tada susitvarkysiu viską. Mato, tie klijai, jie su deguonim reaguoja ir keičia spalvą ir plečiasi. Per daug užsitepiau. Tai va. Na va, matot, kom tie klijai yra geri, tai jie turi tokį plėtimosi efektą. Kaip jau minėjau, gavę deguonės jie pradeda plėstis, taip užpildo visas medžio tekstūros ertmes ir, žodžiu, duoda tokį tvirtą sukibimą. Tai nevaidinkim čia klijų ekspertais, bet tikrai, žinokit, geras daiktas. Atsakau. Galvoju, ką čia jums dar papasakot, kad tik nedirbt, kažko šiandieną tingisi. Iš tikrųjų, man kiekvieną pavasarį ateina toks tinguliukas, kai išlenda saulutė.
iš po žiemos atrodo kartais vaikštai, saulė šviečia. Galvoju, nu ką aš gyvenime padariau, kad taip sunkiai turiu dirbti, kodėl negaliu, pavyzdžiui, pagulėti kur nors ant saulutės. Tokios įdomios mintis užpuola pavasariais, bet paskui persilaužia vėl. Tai einam, gal pažiūrėsim, kaip vyram viršui sekasi. Kaip ten jiems viršui sekasi, o štai ir baigia žiūt mūsų grindys. Tuoj bus sausa. Va. Vyrai darbuojasi. Gražu žiūrėt. Vėšim kampą kalibruot. Tai va, kaip mato, tokie reikalai. Čia tarpelis prie mūro paliktas užpust klijams. Gegnė 40 aukščio, va tos apšiltinimas sluoksnis 40. Čia pačioj dar šaudysim plokšteles, gegnių tvirtinimus. Kaip matot, pjūviai. Pjūviai viskas tvarkingai. Netyčia gavosi geri pjūviai. Galima sakyti, kad mums sekasi, ar ne? Nu va. Paparaciai ateina. Na, vėl knopkutė, ne? Nu, gražiai jie ten dirba, nėra prie ko prisikabint. Nuėjau, nieko nepiešiau, nusileidau dabar žemyn, einu dar pasivaikščiosiu, pasigrožėsiu iš apačios. Iš tikrųjų, gegnės yra toks pats smagiausias etapas, nes pradeda matytis namo kontūrai, nes namas be stogo, tai nežinau, kaip čia, su kom čia sulygint, kai mašina be ratų gal. Tai kai susideda gegnės, iškart įgauna namas visą savo formą. Tai man toks vienas smagiausių etapų yra gegnės. O kaip tiekimas vyksta, užsakovui 10 balų, šaunuolis. Nespėjam dirbti, kaip medžiagos važiuoja. Tai, kaip minėjau, viršutinį mazgą norim apsišildinti prieš traukiant plevelę, kad padaryti kokybiškai. Turim pirą, turim plevelę stoginę. Šį kartą naudosim riukį. Tikrai kokybiška plevelė, armuota, 175 gramai. Na, gramai toks aukso viduriukas, dažniausiai montuojam 190, bet būna nearmuota. Bet kadangi šita armuota yra labai tvirta, ten, sakykime, atsitikus kažkokiam įvykiui praslydus, tai tikrai neįkrisit kiaurai, jinai atlaikys. Na, o dabar reikia eiti pasidaryti šabloną, pasimatuoti, kokiųgi man reikia tų ruošinukų pirplokštės. Dabar papasakosiu, kągi ruošimės daryti mes su tuo piru. Tai čia turim štai tokį mazgą, čia gaminsim ir šitą lovį, lietaus nuvedimo sistemą. O štai čia turim tokį apšiltinimo sluoksnio susiaurėjimą, tai mes čia jį apšiltinsim iš karto su piru. Liežuvis pradėjo veltis šiandien nuo didelio kalbėjimo, bet nieko, gal suprasit, ką noriu pasakyti. Tai žodžiu, įsivaizduokit dabar, jeigu mes čia sumontuojam plevelę, sudedam grebėstų, sudedam dangą, čia pagamintas šitas lovys ir tada reikia iš apačios įeiti su apšiltinimo sluoksniu.
Na tai čia geros kokybės nesitikėkit. Jau kaip gausis, taip gausis. O kad to nebūtų, padarysim kokybiškai. Dabar, kai turim gerą priėjimą, tai mes čia sumontuosim ir plokštės. Padarysim viską konkrečiai, kokybiškai, kad nekiltų niekam klausimų. Ir bus viskas masterclass. O čia mūsų stogelis. Iš karto matot suformuotos stoglangiams nišos, kad nebereiktų paskui nieko daryti. Viskas padaryta, paruošta. Na, o šitas rašinukas turi sumontuoti pradžiai čia. Tai štaip užsidaro visas karnirzo mazgas. Čia 5-tukas ir čia papildomai dėsis 10-tukas. 10-tukas papildomai išsidės. Tai mano darbo vieta. Tai pradžiai pjaustau išilgai, pjaunu su paprastu diskiniu pjūklu, pasistatęs kampu pagal stogo laipsnį, tai 33 laipsniai. Tai va, darau tokius ilgus ruošinius, paskui viršui prie vietos pjaustysiu skersai pagal diagnį žingsnį. Tai elementaru, Watsonai. Atsiprašau. I'm coming for. Antras ruošinukas. Na, vieną dalį ruošinukų pasirašiau, tai 5-tukus pasirašiau. Dabar eisiu, įsiklijuosiu keletą, kad gerai susimatuočiau koks 10-tukas, kad nekiltų klausimų. Ir tada pabaigsiu ruoštis 10-tukus. Na, o su 10 storio pyru, tai jau biški yra reikalų. Na, tokį ruošinį turiu pasigaminti. Apipjaut gegnes. Nesakau, kad sudėtinga, bet paprasčiausiai daug pjūvių ir labai daug laiko užima. Pjaustymas. Tai va, kodėl aš visą laiką akcentuoju labai darbų eiliškumą. Sakykime, jeigu dabar mes galvojam tik apie save, tik apie stogo dengimo darbus, tai užsitraukiam plėvelę, sumontuojam latakus ir viskas, išvažiuojam ir paliekam objektą ramybei. Ir tada ateina polistrolų meistrai. Ir įsivaizduokit, o čia dabar taip šitą mazgą reikia padaryti sąžiningai, kai čia jau yra sudėta stogo danga, latakai. Reikia daryti viską, kišti iš apačios. Tai čia jau tada geros kokybės, nežinau, tikėtis tikrai neverta. Tai už tai mes visada stengiamės daryti
darbus laiku, pagal eilę, pagal statybos abėcėlę, kad išgaut gerą rezultatą. Matot, klijai traukia, visą laiką biškį reikia kantrybę su klijais, kol užsideda tokia lengva plėvelė. Tada iš karto turi pirminį sukibimą gerą. Tai visada lukteliu kokias 2 minutės, pastoviu, pasvajoju. Aišku, jeigu kažkokią didesnę kvadratūrą klijuojant, tai galima pasiruošti daugiau lapų. Dabar aš čia neturiu kur išsibėgėti. Tiesiog darau po vieną. Palauksiu, patrauksiu. Ir dar labai svarbus dalykas būna tokios siūlės. Čia, sakykime, yra murnoto ir žiedo mazgas, sandūra. Tai va, tą sandūrą papildomai perpučiu klijais, kad visiškai užsisandarinu, kad neturėtų galimybės judėti oras. Labai svarbus dalykas. Vis dar žaidžiu su rašiniais. Galo nesimato. Pjaustau ir galo nematau. O pjaustau tai va šitaip. Turiu gegnės atsipjovęs tokį šabloną, neatsipjovęs o likutis. Tai vat prisidedu ir apsibraukiu. Taip žinau, kaip stovi mano gegnė. Tokie video gerai kartais tiem žmonėm, kurie galvoja, ai, kas čia, kelis lapiukus priklijuot. Taigi čia greitai. Kiek čia truksi, sako. Taigi čia toj pat suklijuosi. Tai vat įsivaizduokit, vienam tokiam ruošiniui, kiek reikia atlikti pjūvių. Tai dar reikia jį nueiti ir sumontuoti. Tai nėra viskas čia taip paprasta. Tai kaip jums toks ruošinys? Yra reikalų, ne prie tokio ruošinuko. Nu jo. Na, turiu užsimontavęs pirmą elementą. Turiu pasikėlęs ir antrą. Tai dabar turbūt visiems paliks aišku, kodėl aš dariau šitą prakeitimą. Opa. Turim šitą. Pasirašėm suktuką. Tai va, dabar stebėkit, anas galas čia pasideda. Ir taip man yra lengva sumontuoti. Tuo galu pasikėliu. Šitaip. Na štai šitą galą prikabinau, o šitas, kaip matot, laikosi pats, kadangi turiu čia šitą prakišimą. Dabar tas U formos elementas
prie kurio tvirtinsis lietaus sistema ir skardinimo elementai, tai turi būti apvilktas su plėvele. Negali tiesiogiai ant jo dėti skardos elementas. Tai pasipjaustysiu stogo plėvelės juostelėm ir eisiu prisišaudyti į viršų. Olia, štai ir konstruktyvas baigtas, gegmelės sumontuotos. Ką, norit ko gero pasižiūrėti tą mūsų rezultatą? Tai opa, kągi mes čia turim. Tai va, kaip matot, gegninas 195, pastorinimas 195, 45. Tada, kaip matot, čia toks apipjautas murloto mazgas. Tokie įdomesniai pjūviai. Paskui, kaip matot, pirplokštė apšiltintas murloto mazgas. Tada čia turim tokį įnešimą į vidų. Tada stovi du stoglangiai. Stoglangiams apėjimai padaryti iki galo. Sumontuotos stygos. Dabar kaip tik šaudo plokštelės viršui. Čia ant gegnių visur taip pat šaudysis plokštelės. Jungsis vieną gegnę su kita plokštelėm. Tai va toks tas elementarus kolektyvas. Sudėtingas, bet laiko sąnaudos vis tiek nėra mažos. Daug pjūvių. Tai vat, einu pabaigsiu aprengti antrą lovį ir viskas. Ir rytoj startuojam su plėvelė. Pradedam grebestot stogą. Ir tada nusigrebestavę stogą užsipjaunam kraštus ir paleidžiam užsakymą, lietaus sistema, stogo danga. Susimontuojam stogius ir laukiam, kol keliaus mums stogo su latakais. Šiandieną pradėjau jau gražinimo darbus, montuoju lankstinius, montuoju labai įdomią spalvą, nemeluosiu, pirmą kartą tokią spalvą montuoju. Čia yra riukė kodas RR22 berods, jeigu nemeluoju. Tai vat tokia skardelė. Pradžiai montuoju apatinė detalė, vadinama palangė. Čia ant viršaus montuosis paslėpta lietaus sistema. Tai va, pasigaminau tokią detalę galo uždarimui. Dabar įkišiu pradžiai, paskui užgermetinsiu. Nu ir šilta šiandieną, jau šokom iš strukyčių visi. Tikras pavasaris, ohoho. Tai vat, papuošiu vieną pusę, pabaigiau montuoti lankstinius. Tai va čia, kaip matot, bus ta tokia paslėpta lietaus sistema. Na, o dabar žingsnis pasišiltinti čia, prisidėti vatos. Šitą palangę prisukdamas čia prie vertikalios detalės naudoju gulšiuką. Vat tokį šabloniuką pasikišęs ir padarau 5 mm nuolydį. Na ir va, paskutinis elementas šitam etapui. Skarda SAB, švediškas materialas.
Šiaip dažniausiai šitą kaktos elementą bortuoju, bet šį kartą nebortuoju, nes čia persidengs dar su ne vienas kardais tas kampas. Ir nėra tikslo bortuoti, nes šitos detalės neturiu iš ko pabortuoti. Tai jeigu tą viršutinę bortuosiu, o šitos nebus prasmės. Tai paskui čia ant galų, kaip eis vėjalentės elementas, kaip eis čia vėjalentės elementas, taip čia nusileis gražiai toks pat pločio elementas ir tada užsikirps visą šitą detalę. Čia taip gražiai susives stogo kraštas. Mano pagrindinė mintis iš šio projekto tai, kad jūs suprastumėt, ką reiškia darbų eiliškumas. Jeigu eina darbai pagal eiliškumą, pagal abėcėlę, tada galima ir kokybę išgauti maksimalę. Nereikia tam kažkokių papildomų daryti veiksmų. Tiesiog savaime viskas gerai gaunasi, kad ir toks elementas. Na, įsivaizduokit dabar, jeigu mes stogdengiai negalvotumėm apie etapus, kas bus iš po mūsų. Tai mes užpjaunam gegnes, sumontuojam šitą L-formos sistemą iš USB plokštės, tada apskardinam, uždedam plėvelę, sumontuojam lietaus sistemą, dangą ir išvažiuojam. Ir tada, kaip reikia šitą mazgą tvarkingai apšiltinti. Va šičia po šitais latakais, kaip reikia išgauti kokybę. Tai vat jums toks klausimas, manau, ne klausimas, o atsakymas. Kodėl viską reikia daryti pagal eilę ir vadovautis eiliškumu, tada turėsit ir kokybę. Tai pagrindinis dalykas, tai viskas. Šitie yra abu paruošti. Čia turim tokį nestandartinį mazgą, prie jo labai daug dar reikia padirbėti, bet neturim lango, negalim nieko daryti, nes čia šitą sieną senelės stogas pareis gražiai senelė Classic danga. Ir čia bus toks įnešimas ir apačioje langas. Bet čia nieko negalim daryti, kol kas, kol nėra lango. Šiandieną pirmą, meluoju, antrą dieną, kai jau galima išsirengt. Vakar iš tikrųjų dirbom jau be striukių. Šiandieną irgi matau, kad... Atsiprašau labai aš jūsų. Šiandieną jau irgi galima šokti iš striukės. Iš kepurės. Kepurė irgi nebereikalinga. Iš tikrųjų smagu tas pavasaris vis dėlto. Kad ir kaip tingisi dirbti, bet pavasaris yra jėga. Jau taip buvau apsimovęs ploną striukytę, bet ir su ja dar šilta. Darysim šitaip, nusimaunam džemperiuką ir užsimaunam striukytę. Volia, dabar bus gerai, galės biškį palaikyti tempą, nes tempą užduodi iškart prakaitas muša. Kai prakaitas muša, kažkaip visai nesmagiai dirbasi. Taip, kur jau be liemenės. Kaipgi be liemenės. Be liemenės kaip be rankų. Įsivaizduojat, kiek turto šitoj liemenė yra sukrauta. Na va, pasiruošęs eiti traukti plėvelį. Kažkaip per žiemą galva susitraukė. Atrodo šalmas laisvas. Genys darbą baigė. Plokštelių kalimo įrankis vadinam geniu. Tikrai geras pagalbininkas. Na, o dabar tavo eilė. Tai va, turim pasiruošę makaronų. Imu plėvelę, lentos čia. Skobatorius. Skobatorius yra čia. Skobos kišeniai. Kaip ir viską turiu, ką lėkiam į viršų.
Vakar dar buvom užsijėmę visi kažkom, ten vienas vatą dėjo, kitas gręžė, ruošė ilgasriegius stygom. Tai to tempo nebuvo, šiandieną visi trys ateinam dirbti su plėvelė, tai uždėsim kaip priklauso. Oi, kaip Mindaugas gražiai klijuoja. Nai. Nu, dar nesu matęs, kad taip gražiai klijuotų kas nors. Susikaupęs, matai, net nesišypso. Gerai, o aš galiu po biškį makaronus prišauti. Tai va taip, va dabar visi imasi ir dedasi. Čia tiesiog leidžiam su skardos apačia, nes grebiestas dar biškį atsitrauks, čia susiformuos toks oro paėmimo kanalas. Nereikia čia kažkaip dirbtinai uždarinėti. Taip va perbėgsiu, susidėsiu. Kažkas atsimenu klausė, kokias vinis naudojam. Tai mes aplamai mažai naudojam kitokių vinių apart 90 ilgio. Nesvarbu, ar tai makaronas, ar tai lenta, ar, sakykime, garo barjerui tašus tvirtinam, tai visur eina 90 vinis. 60 labai retai kada naudojam, nes geriau į didesnę pusę negu į mažesnę. Tai na, o grebestuojant naudojam tokią seką. Tai pradžiai eina pirma lenta, numušama pagal šniūrą ir tada nuo jos matuojamas žingsnis ir su šniūravičium. Nežiūrėkit, ten jokių kiemo magų, kaip tenais su šabloniukais stogus renka. Va, yra šniūras ir mušam. Palauk. Na, kol turiu laiko, tai noriu pagirti labai plėvelę. Riuki. Labai kokybiška, tiek lipnus kraštai. Žvėriškai limpa. Kita plėvelė būna kaip tik netyčia, jeigu sukimba kur nors, jau nebeišeina atplėšti, o čia tie klijai tokie dar duoda laiko pasitaisyti. Toks dar mažas patarimas. Kai montuojat makaronus, niekada nedėkit ilgesnį makaroną, negu yra gegnė po apačiai. Nes tada jeigu eisi su grebiestais ir dažnai būna, kad peršauna plėvelę. O kai žinot, kad makaronas baigėsi, reiškia ir po apačiai nėra gegnės. Šauti negalima.
Dabar čia, kol pasirašinėjau, galim padiskutuoti vieną tokį klausimą. Kaip turėtų čia užsibaigti plėvelė. Tai šita plėvelė atlieka mums dvi funkcijas. Tai yra kondensato plėvelė ir kaip priešvėjinė plėvelė. Tai jokių būdų nereikia čia kažkokiam kraigiai išradinėti dviračio, kaip kiti tarybinių laikų meistrai mėgsta ten kažkokį ventiliaciją daryti ar kažką. Tai jokių būdų ne, tiesiog suglaudžiam, sukeičiam ir sandorą suklijuojam, kad čia mums neįpūstų vėjas. Labai svarbus dalykas. Kas dirba prie karkasinių namų, tai pilnai supranta. Kas nesupranta ir nesupras. Viena iš sudėtinių sandaraus namo priežasčių, tai kad neįpūstų vėjas. Jūs galite montuoti apšiltinimo sluoksnio, kad ir pusę metro, bet jeigu tenais pasimis pūs vėjas, rezultato nebus. Čia mūsų šiukšlinė, šiukšlių kibiras. Dabar šitame etape viskas, stogas yra pilnai sugrebestuotas. Šitame etape turim susimatuoti stogo kraštus pagal Pitagorio teoremą, kad būtų 90 laipsnių kampas stogui. Aišku, pasižiūrėsim pirmą stogo 90 laipsnių kampą ir pažiūrėsim, ką rodo nuo mūro. Ir tada tokį aukso viduriuką išsivesim ir pasidarysim, kaip mums reikia. Na ką, chebrytė, stogas išmatuotas, turim tai štai tokį brėžinuką, paduosim dabar tiekėjams, kad suskaičiuotų stogo dangą, padarytų išklotinę. Na, o mes rytoj išvažiuojam į Lenkiją, važiuojam į stogdengių mokyklą, biškį atnaujinsim žinias. Bus kaip tik 2 dienų kursas apie klasikinę stogo dangos montavimą. Esu buvęs aš, bet jau praėjo laikas, primiršęs. Taip sakant, niekada žinių nebus per daug. Tai va, važiuojam, pasiturbinsim smegenis. Tai manau, iš ten taip pat sulauksit kažkokios tai medžiagos. Na, o mūsų stogas štai atrodo štai taip. Čia mūsų šiukšlinė, langas į gamtą. Tai va, taip atrodo stogas iš apačios. Susukti varžtai, sušaudyta. Dar žinoma, trūksta plokštelių, bet plokšteliam pasiliksim kokį nors prastą orą, galbūt lietų. Ir savo ramiai pasidarysim. Dabar tai va, žodžiu, pirmą tapėlį pasidarėm, tai susirinkom gegnyną, nusigrebestavom stogą. Šiandieną pamatavau visas stogo kraštinės, žodžiu, užsakinėsim dangą. Tai vyrai dar užpjovinėja stogo kraštus, kaip matot, vyksta veiksmas. Tai va, toks tas mūsų stogelis, žodžiu. Dabar, kaip sakiau, užsakysim stogo dangą. 2 savaitės mūsų čia nebus, užsiimsim kitais darbais. Tai žodžiu, tiek žinių šį kartą. Šiai serijai turbūt irgi viskas, manau, tikrai pakankamai parodėm. Jeigu kokių klausimų turit, visada, kaip sakau, galit kreiptis. Visada mielai padėsim. Na, o dabar, žodžiu, spauskit laikus. Dalinkite su draugais mūsų nuostabių kanalų.
Tai laukit kitų mūsų serijų, tai sėkmės jums, gerų darbų ir ate, susimatysim kitoj serijai. Okay, let's go.